Esam pas vieną geriausių pasaulyje peilių gamintojų stende, TRC. Andrius. Labas, Andriu. Labas. Malonu. Esam tikrai labai senai pažįstami. Labai jau. Turiu Andriaus turbūt vieną pirmųjų peilių. Po šiai dienai dirba puikiausiai medžioklėje. Ir norėtumėm, kad Andrius pristatytų naujienas, kas naujo yra, kokių įdomybių. Šių metų naujiena yra mūsų vienas iš populiariausių modelių South Pole. Yra klasikinė versija, o dabar pristatom su Apocalyptic finishu ir Vanadis 4 plienu. Jis toks unikalus ir limituotas iki 300 vienetų. Jo, tai turbūt irgi puikiai tinka viskam ir medžioklėje, jo, tai. nes tas didelis pilvas ir lupimui ir universalus peiliukas. Tai tik va, kam patinka daugiau toks agresyvesnis, taktinis, o šitas standartinis. Jo, rankena irgi iš čia yra ta... Čia yra stiklo tekstolitas G10, čia yra mikarta. Irgi sudrėkus, sušlapus niekada nėra slidu, ar tai būtų ar kraujas, ar riebalai, jokių problemų nebus. Šitie peiliai nesu Kydex dėklais. Jo. Yra irgi limituota serija mūsų populiaraus peilio Urban Tactical. Tai dabar išleidžiam Signature Edition, limituotas irgi 300 vienetų su DLC danga. Blekamo karbonas, kuris yra gaminamas Lietuvoje, Fiat Carbon kompanijos. Tai tokia kolaboracija. Jo, iš tikrųjų lietuviško darbo įdėta į šitą. Ir irgi universalus, prabangesnis peiliukas. Teko su juo nemažai turėti rankose, čiupinėti. Peilis ypatingas tuo, tiesiog iš vartotojiškos paprastos pusės pasakysiu, kad labai patogus turėti rankoje. Dėl, nežinau, gal dėl plonos rankenos konstrukcijos, bet tiesiog va, tas laikymas dviejų pirštų, jo, jisai turi tokį labai daug smagumo. Kita versija, tokia taktinė versija, Tanto variantas, kas mėgsta karybai. Jo, taktikavimui, tai šaulio tarnybai. Šaulio tarnybai irgi su Apocalyptic finishu. Tai beje, šitą modelį naudoja mūsų aitvarai. Tai va, turim ir dar kitų. Freedom irgi labai puikus, jau žinomas irgi Lietuvos medžiotojams modelis. Tik dabar matau dar Freedom klasikinis, ilgesnė versija. Dabar padarėm ilgesnį versiją tiem, kas mėgsta gaminti gamtoje. Tai su juo ir duonos kepalą atsipjausi, ir kopūstą, ir daržovės gali lupti, tai kad vienas peilis viskam. Tai pagali padruošti. Tai va, čia mūsų irgi daugiau tokia militaristinė taktinė linija. Tai M1SL, miliakorių, ilgesnis peilis. Irgi viskas labai tvirtos konstrukcijos, ar ne? Čia gali ir, jeigu reikia, gali vinį kalt, gali toks bushcraftas. Ką nori kalti. Ką nori kalti. Kita didžiausias mūsų peilis yra Apocalypse. Tai išgyvenimo peilis, ir kirvis viename. Čia vienas populiariausių mūsų modelių. Kaip būtų keista, didelis peilis, bet žmonės myli didelis peilis. Manau, kad vis labiau populiarėja buvimas gamtoje, o būnant gamtoje turėti maksimaliai universalų įrankį, toks koks yra šis peilis, yra tikrai labai pravartu. Tai šiaip mes turim plačią gamą, irgi yra mažesnis peilis negu South Pole, Polheimas. Tai labai populiarus tarp medžiotojų. Universalus dydis. Lengvutis, daug vietos neužima ir dirba puikiai. Čia šitie peiliai iš Magna cut plieno. Pas Andrių visada, visais laikais, kiek pamenu, buvo patys geriausi plienai ir įdomiausi tokie ir naujienas tu visada surandi, kas liečia. Galimas ir odinis dėklas, ar ne? Odinis dėklas eina limituotai serijai, tai būtent šitas peilis limituotas 150 vienetų, tai jis eina su odiniu dėklu. Bet šiaip odinius dėklus galite įsigyti ir pas mus, gal ir pas jūs, įvairesniem kitiem modeliam. Dar vienas peilis yra Speediman, irgi nedidelis, lengvutis, kiekvienai dienai.
Super. Jo, Dėkliukas čia irgi panašus. daug kas nešioja, netgi ir kariškių, nešioja kiekvienos dienos toksai peiliukas, viskam tinkamas. Universalus Jo, labai. nuo vokų atidarimo Tikrai iki žvėries dorojimo. iki žvėries dorojimo. Malonu, jo, malonu už tokią puikią apžvalgą ir norim priminti, kad nuo šių metų visus šiuos TRC peilius galėsite įsigyti e-medžioklės tinkle. Ir gyvai pačiupinėti, Ir gyvai kas tikrai pačiupinėti. labai yra aktualu prieš perkant pačiupinėti.